Tai ką, labas vakaras ir šį vakarą. Sveiki. Ir šiandien mūsų tema yra setoma, kaip aš sakau, mano mylima setoma, kur kiek pavyksta nukreipti žmonės, tiek bandau ją nukreipti, nes toks vis tiek savotiškas regionas, kaip ir toj mažoje Estijoje, visai toks įdomu, kad vis kiekvienam kampe galima rasti kažką tai kitokio. Tai šiandien pereisim taip tokią giliau, gal truputį pradedant nuo archeologijos ir apie religiją plačiau ir apie kitus dalykus, kas jau ten sudaro tą jų kultūros ir senesnių dalykų, ko ten galima rasti. Nes vis tik pietryčių Estija, tai aišku, kad ledynas nutirpo truputį anksčiau negu, pavyzdžiui, šiaurėje. Tai ir gyvenvietės ir viskas yra čia anksčiau, radiniai tai rodo. Tuojaus dalinuosi vėl savo ekraną. Ir tai va, setoma, tas toks. Aš juokauju, kad setai tai yra estų žemaičiai. Nes estai, pavyzdžiui, setų kalbos taip gerai nesupranta, supranta suomiai geriau. Setai vadina kalba, estai vadina užsispyrę dialektų, nes jie iš principo nenori pripažinti, kad čia šito Estijoje kažkas daugiau negu dialektai ar ten kažkokios tarmės pagal juos, kad kaip čia gali būti, kad kalba. Bet setai siekia vis tik, kad būtų kalba ir dalis mokslininkų išskiria kaip atskirą kalbą. Čia jau ką paklausit, kieno čia šitas tikslas pasislink. Tai trumpai pereinant per regiono istoriją, nes iš ties, kodėl aš juos vadinu žemaičiais, ne tik dėl kalbos, kad nelabai, kaip sakant, suprasti eina kultūrą kažkiek, jie savo irgi atskirai truputį skaičiuoja nuo Estijos, kas ir kaip ten vyko. Religija skiriasi, kas jau pas mus yra neįprasta. Pas mus bent jau žemaičių religija, sakykime, ta pati. Bet setai yra stačiatikiai, estai yra liuteronai, sakykime, dauguma. Ar taip, aišku, kaip skaičiuosi, ten daugiau mažiau darosi vienodai stačiatikybė ir liuteronybė. Tai pirmieji jie iš principo visada buvo tarp tų rytų ir vakarų, nors ilgą laiką buvo Rusijos įtakoj ir didžiąją dalį jų teritorijos kontroliavo, bet ta gyvenama teritorija, kur jie, tai dabar irgi apie 3/4 priklauso Rusijai. Ir seniausia yra akmens amžiaus gyvenvietė, yra surasta daugiau negu 8400 metų. Tai Merėmelė, toks irgi gana Estijos pietuose esantis kaimas. Ir iš esmės visa istorinė setoma kartu buvo nepadalinta tik tai tarpukariu. Ir tuo metu Tartu taikos sutarty sugebėjo išsiderėti, kad priklausytų Estijai. Ir tarpukario Estija buvo šiek tiek didesnė, būtent šita dalis pietryčiuose ir dar šiaurėje nuo Narvos Ivangorodas ir 6 kilometrai į Rusijos pusę buvo toks kaip buferis. Tuo metu taip suderėta tarpukariu. Ir tada buvo Pečioro apskritis, aišku, Pečiora ir taip buvo visą laiką jų centras. Estijai matysite, jeigu ar čia ten būnant kreipti Petseri, tai Petseri tai yra estų kalba, Pečiorai. Ir visą laiką religinis, kultūrinis, administracinis setų centras buvo Pečiorai. Istoriškai taip susiklostė. Bet dėja, po Antrojo pasaulinio karo Sovietų sąjunga, aišku, sienas braižė taip, kaip jiem norėjosi arba kaip reikėjo. Tai Pečiorus priskyrė Sovietų Rusijai. Ir Sovietų Estija apkarpė iš esmės į mažesnės sienas, vėl sieną perkelė šiaurėje į Narvos upę ir Ivangorodą irgi priskyrė Sovietų Rusijai. O čia atskyrė nemažą dalį teritorijos. Ir kadangi po nepriklausomybės paskelbimo Rusija sutiko pripažinti Estiją tik tai Sovietų Estijos ribose, bet estai įsirašė sutartį, kad siekia atkurti valstybę Tartu taikos sutarties ribose. Estai iki šiol neratifikavę su Rusija sienos sutarties. Tiksliau atvirkščiai, Rusija neratifikuoja su Estija sienos sutarties. Būtent dėl šito įrašymo, kad maždaug gavote, ką turėjot kaip sovietinė Estų socialistinė respublika ir to turi užtekti.
Ir dėl to pačioj Setoma jie nevadina valstybinė siena, tai vadina kontrolinę juostą, kontrolinę liniją. Ir tai reikia irgi turėti omenyje. Bent jau laikantis egzaminus, kai aš laikiausi, tai reikia žiūrėk nesumaišyti, nes tai labai skausmingai yra reaguojama. Jie nepripažįsta, kad tai yra valstybinė siena ir dalis labiau, galima sakyti, nacionalistiškai ar patriotiškai, kaip norisi vadinti nusiteikusių, iki šiol sako, kad dalis Estijos yra okupuota, nes į Tartu sutarties ribas negrįžta. Ir žemėlapis parodyti, aišku, čia apibrėžta toks daugmaž, kaip matot, teritorija, tiesiog nubrėžia ribas, labai retai būna tarp regionų tiesias linijos, kad būtų ribos, bet daugiau mažiau, sakykime, ta senoji Setoma ir visa Setoma, kas būtų apibrėžta. Ir čia eina, čia paskui, kai atsiųsiu jums pasižiūrėti, galėsite iš arčiau, eina siena, tai va čia eina siena. Vingiuoja, kaip matote, per tos istorinės, kažkas į vieną pusę, kažkas į kitą. Čia vingiuoja Pijusos upė, tai kažkiek čia eina gana siena tokia, už tai labai vingiuota, labai tokia, bet eina upė. Ir dar gaunasi toksai, kad tuo metu tai čia buvo visai logiška viena apskritis, bet tai, ką priskyrė Estijai, gavosi, kad Luhama kampas, jie vadina istoriškai, yra 12 kampų, Nulk vadina, tai jisai dabar kaip ir iš viso atsiskyręs, nes jau čia yra Estija. Pavyzdžiui, Vascelina, kur važiuojam dažnai į tvirtovę, jinai buvo labai svarbi šitam regionui jo gynybai, nes čia Irboskai buvo pastatyta šiek tiek anksčiau iš Rusijos pusės tvirtovė. Ir čia jau tada susizgrizbo Tartu vyskupas, bet statė vis tik tai Livonijos ordinas ir čia įgula turėjo Vasceliną. Taip kad, vienai priešais kitą. Aišku, kaip ir įtarė, kad čia irgi prasidėjo Livonijos karas, kai kilo. Tai va, tai jisai gavosi atskirtas. Bet dabar visa tai, kas yra Estijos pusėje, jie sugebėjo suformuoti vieną Setos savivaldybę. Nors ta savivaldybė tokia ištempta visą palei kraštą ir atrodo gana sudėtinga. Verskoje yra šičia miestelis Verska, kur kaip ir administracinis centras. Ir iš viso jie, kad suformuotų čia 2017 metų administracinė reforma, jinai numatė, kad naujai suformuotose rajonuose turėtų būti ne mažiau 5000 gyventojų. Setoma turi 3,5. Iš viso jų yra apie 10 000, bet didelė dalis gyvena Taline ir Tartu. Ir jie sugebėjo gauti išimtį įstatymę. Ir kita, kad iš viso sugebėjo susitarti, nes aišku, tie, kas čia labiau šiaurėje, jie, pavyzdžiui, Repino miestas yra arčiau ir jie norėjo visai prie Repinos prisijungti, kiti jau gal čia Vairo irgi miestas ir didesnis, tai šičia jau dalis visai būtų norėję gal prie Vairo prisijungti ir ten tos diskusijos ėjo ir staiga, vis tik susitarė. Tai jie, pavyzdžiui, laiko, kad tai yra jų dievybės Peko įtaka, kad jie padėjo, bet apie Peko aš truputį vėliau papasakosiu. Ten labai įdomiai persipinė, kai apie religiją šnekėsim. Tai va, tai tie 3/4 likę Rusijos pusėje, bet ten gyvena tik apie 100 setų. Ten iš principo buvo neįmanoma atskirti ir tada, kai dėliojo, nes aišku buvo, dalis rusiškų kaimų pateko. Dėl to, kad kaimas Seto, kaimas rusų, jie nesimaišė ir bendrai negyveno. Tiesiog vienam kaime vieni, kitam kiti. Ir tu neatskirsi, nes jie pramaišiui. Tai tu neturi kur nubrėžti tos sienos, kad teisingai atsidalintum, kad kas į vieną, kas į kitą pusę. Tai po nepriklausomybės paskelbimo Estija suteikė pagalbą žmonėm persikelti iš tos Rusijai liekančios dalies, jau kaip paaiškėjo, kad vis tik tai negrąžinsi į Tartu sutarties ribas. Tai padėjo persikelti. Dėl to ten liko tiek mažai, šiuo metu turbūt dar mažiau, dėl to, kad liko iš esmės tik tai vyresni žmonės ar nebuvę. Ir, kas atsisakė keltis, nenorėjau, sako, aš vis tiek čia visą gyvenimą pragyvenęs, kapai čia ir artimieji jau čia ir maždaug niekur nevažiuosiu. Bet jaunimas pasinaudojo progą, nes, kažkaip, kai buvo klausimas, ar Rusija lieka ar į Estiją, vis tiek daug kas labai norėjo keltis į Estijos. Bet aš kai kėlėsi ne į tą regioną, ne į pasienį, kėlėsi į Tartu, kėlėsi į Taliną.
Tai čia pats žemėlapis tiesiog ir parodo daugiau, kur bažnyčios dar buvo, kur kiti svarbus dalykai. Tai čia pasinagrinėsit Česonai, pavyzdžiui, koplyčios tokios ir taip toliau. Tai čia pasinagrinėsit paskui, kai gausit žemėlapį. Ir iš archeologijos pusės žiūrint, tai prasidėjo ir Boskos tvirtovė, arba mes sakytume ir Boska, estiškas pavadinimas, aišku, vietovės 1840-aisiais ir paskui Estijos nepriklausomybės pradžioje jau atsirado tas tyrinėjimo mokslininkų, kurie susidomėjo pilkapiais, kitais dalykais ir jau atsirado archeologiniai aprašymai 1922. Pilkapiai ir šiuo metu yra kas skiria tam dėmesį ir ieško tų gyvenviečių, bet kadangi Pietų Estija buvo labai stipriai jau nukariavimo metu 13 amžiuje iš esmės naikintas gana stipriai, nes labai stipriai priešinosi. Ir už tai jau buvo, kai užkariaujamos, jeigu tvirtovės, tai griaunama pilnai ir jos ir netgi patys piliakalniai nukasami, kitaip jau užnaudojama. Ir dėl to gana mažai likę to tokio ir daugiau atsitiktinai randama. Ir iš ties teko klausyti kursą apie Pietų Estijos archeologiją ir istoriją, tai aš klausiu to profesoriaus, sakau, tai kaip supranta, kad čia iš kur gyvenvietė buvo. Nu tai sluoksnis dirvožemio truputį tamsesnis, kokie apdegę akmenukai išlenda. Nu, indus, jeigu jau randa, tai paprastai visi supranta, bet tu nebūtinai ten kokią šukę rasi. Tai kaip rodo nuotraukas, kad ten čia šviesiau, čia tamsiau, čia dar, nu tai toks, nemanau, kad šiaip koks arintis žmogus suprastų, kad, čia galbūt ir buvo gyvenvietė. Iš tikrųjų, nėra taip paprasta suprasti. Ir pilkapiai tai irgi yra žemėlapis tų įvairiausių pilkapių. Pas juos yra išskiriami ilgieji ir apvalieji pilkapiai, nors nei tų nuo 10 amžiaus nebėra naujų. Tai ilgieji yra senesni. Ir miškuose ten pravažiuojant, ypač jau apie Laosiną, čia, aišku, čia viskas matosi gražiai pelkės, ar ne, čia palei Peipos ežerą. Ne Peipos, šitas laikomas Jopskovo ežeru. Ir čia Petsirė, čia būtų Pečiorai, jeigu taip susiorientuoti truputuką žemėlapyje, Vihando upė, tai jų yra ten pravažiuojant iš Tartuvo tam keliu, jeigu tiesiai link Verskos, tai keliose vietose miškuose, kur ir mums parodė jau su archeologais, tai važinėjom, kai būna mums tokios mokomosios kelionės po regioną, tai kur yra konkrečiai miške, čia pilkapį matom. Nu, čia tokia kalvelė, bet irgi tokia nedidelė kalvelė, tam jau reikia žinoti, ką matai. Ir kapai degintinė, pilkapiai pilti iš smėlio ir aplinkui yra nedidelis griovys. Ir jie dažniausiai yra palei miško takus, kas iš principo rodo irgi labai seniai nusistovėjusias gyvenvietės ir kelių tinklą. Ir seniausia, tai ten yra keliai, važinėjant regione, pats seniausias dalykas. Na ir šiek tiek radinių iš Vindoros kapinyno, jau 11-13 amžiaus ir buvo įdomu, kad galva buvo į vakarus valdyta jau. Tai šiek tiek keramikos, bet aišku visokio dirbinių ir papuošalų. Ir kultūra, ir aišku, iš esmės sakytinė žodinė perduodama dainomis. Jie savo dainas vadina lėlom. Ir lėlo aš šioje prezentacijoje tikrai bus nemažai nuorodų į video, tai turėsit laiko noro pasižiūrėkit, pasiklausyti tiesiog. Tai nežinau, ar jeigu čia paleisiu, ar jūs girdėsite, bet gal paliksiu patiem jums namų darbą pasiklausyti. Tai tiesiog lėlo jos yra įtrauktos į UNESCO kultūros paveldą. Iš principo sutartinė, atitariamoji sutartinė. Mes tokias irgi turim. Tai tokio tipo sutartinės. Tai yra vedantysis ir jisai dainuoja, pačias labiau yra tokia improvizacija, ką matau, tą ir dainuoju. Ir tos improvizacijos, aišku, jinai gali nesibaigti. Tai yra netgi toksai anekdotas apie setus ir estus, aišku, vieni kitus traukia per dantį. Tai, kad sako, setas ir estas keliauja namo į jau atokesnį kaimą
per mišką ten reikia eiti, vis tiek dviese kažkaip smagiau, nors ten baisios draugystės nėra. Nu ir sako, žiūrėk, vis tiek tolimas kelias, pavargsime, pasiūlom, Setas sako, o žiūrėk, darom taip, kad vienas dainuoja dainą, o kitas neša, tai, kad kol tą dainą dainuoja, tai neša, tai pasikeisdami, nu mažiau pavargsime, kojos mažiau pavargs, eit mažiau reikės. Nu, Estas taip pagalvojo, sako, gerai, darom. Nu, tai pirmiausia, Setas užsisadina Estą ant pečių, Estas jau pabando prisiminti pačią ilgiausią dainą, dainuoja, nu bet kiek ten kelias minutės baigėsi ta jo dainelė. Setas sako, tai ką jau čia viskas? Nu, viskas, sako, tai gerai, lipk. Sako, lipk nuo pečių. Nalipo Estas, apsikeitė į vietomis ir Setas, kai pradėjo dainuoti, tai taip iki kaimo, tik tai kaime pabaigė. Nes tiesiog apie viską, kas aplinkui. Tai tokios jų lėvo yra. Ir buvo dainininkės, pagrindė moterys, vis tik vadinamos dainų motinomis, kurias jau žinojo virš 10 000 posmelių. Pavyzdžiui, tos, kur išgarsėja, tos, kur tapo žinomom, Ana Vaborna ar Hilara Tarka, pavyzdžiui, buvo tokie vardai tarpukario. Kai jau pradėjote tyrinėti folklorą, pas jas atėjo, tai aišku, žmonės kalbėjo, kad buvo ir geriau dainuojančių ir daugiau žinančių, tik tai toj tarpukario kultūrai kai kuriom moterim vyrai neleido bendrauti su tyrėjais. Ir jos tada negalėjo parodyti, neturėjo ką moka ir kiek moka, bet, pavyzdžiui, Ana Vaborna buvo netikėjusi ir jinai jau pateko ir į televiziją ir toks jau plačiau tas sužinota apie Seto dainas, nors šiaip į jos buvo žiūrima paniekinančiai, ypač kai priskyrė regioną Estijai, nes jie ir vėliau pavardės gavo ir mažiau raštingi buvo, tai estai jos laikė sugadintais estais ir steigė mokyklas estiškas, stengiasi jos atvesti į tiesos kelią. Tai buvo paniekinama ir visą kultūrą žiūrima iš principo ir per visą sovietmetį, tai mažai keitėsi, kad jau Seto toksai, tai toks paniekinantis truputį, nes ypač jeigu ne Seto, o Setu pasako su U raide, tai toks paniekinantis žodis. Tai va, bet jie dainuoja moteris atskirai, vyrai atskirai. Ir aišku, tematika yra apie tai, ką matau, bet tai, kas vyksta, kas aplinkui iš principo irgi susijęs su darbais, kaip ir pas mus liaudies dainos. 1994-aisiais jie sugalvojo, aš manau, labai šaunią idėją, tą tokį, kaip pristatyti, kaip patiem estam parodyti, kad čia Setoma nėra kažkokie tai vargšai, kad turi gana turtingą istoriją ir kultūrą ir tradicijas. Ir jie sugalvojo Seto karalystės šventę. Jau prieš tai šiek tiek anksčiau susirinko Seto kongresas, kur vyresnieji susirenka, ten irgi tų vyresnių tarybos turi didelę rolę. Tai jų tas būdas, kaip skleisti žinią apie save, tai aišku, geriausia tai yra švęsti kartu ir pakviesti svečių. Ir ta Seto karalystės šventė, jinai vyksta kiekvieną pirmą rugpjūčio sekmadienį. Tai jeigu būsite, mielai priimsiu, galim važiuoti į Setomą. Ir tikrai smagi, įdomi šventė ir jos metu renka Uliam Socka. Tai tas Uliam Socka tai yra jų dievybės Peko vietininkas žemėje laikomas. Ir pats Peko pagal jų tikėjimą yra užmigęs Pečiorų olose. Jis ten kažkur giliai olose miega ir perduoda jau savo tos nurodymus arba patarimus per sapnus. Ir įdomi yra pati rinkimų, sakykime, tą tradiciją, nes jie turi, pavyzdžiui, surasti bent vieną lėlo chorą, kuris juos remtų ir vaikščiotų ir apie juos dainuotų, kokie jie šaunūs ir kaip gerai atliks savo pareigas, nes jų pareiga iš esmės tai yra marketingo direktoriai, galim pavadinti. Jų darbas yra tuos metus visur visaip papasakoti apie Setomą ir kad daugiau būtų matoma ir žinoma renginiai, viskas toks visur pridėti ranką. Tai jie stovi ant kelmo paskui ir nuo to kelmo driekiasi virvė ir žmonės balsuoja tiesiog į atitinkamą virvę prie jom tinkančio kandidato įsikabindami. Tai toks ten gana įdomus renginys. Bet jie daro šventę savo. Turistai gali atvažiuoti, puiku, gali būti, bet niekas atskirai nelakstys, nedarys ir nesirodys. Tai man, pavyzdžiui, patinka tas toks charakteris, kad gerai atvažiavai, tai būk svečias būsi, bet pas kokio specialaus tokio
pasirodymų ten nėra. Ir kai būna atlaidai arba po atlaidų, tai jie rengia irgi kaimo šventės, tokias vakaruškas galėtume sakyti, kirmas vadinasi. Ir apie muziką šiek tiek daugiau parinkau jum ir dabartinių yra iš tikrųjų labai populiaru ir tarp jaunimo. Setai netgi savo seto kalbą turi darželyje. Grupėje dabar labai aktyviai mokina vaikus, nes tai yra vis tik svarbiausia vaikams perduoti kultūrą. Ir darželio grupė, kuri pilnai seto kalba mokina, būna tiesiog visą dieną ir dainos, nes tai būtent dainuojamoji kultūra, tai irgi laikoma labai svarbu. Ir ten būna, kad kur atvažiuoja, kad būna ir sutinka su dainom, palydi su dainom. Tai aš čia surašiau tiesiog daugiau iš tų dainų ansamblių keletos, ne tik tai iš tų jaunėlo, bet, sakykime, iš jaunimo grupių. Tai man visos šitos trys labai patinka. Ir dainos jie ypač Trade Tak, kadangi pagrindinis dainininkas yra Hjalmar Vabarna ir jisai yra tos garsiosios Anos Vabarna proanūkis, tai jisai turi senus močiutės įrašus iš to darytos tarpukario ir promočiutės. Ir jisai įpina į savo dainas. Tai yra kai kurios kartu, tarkime, sumoderninta ta liaudies daina, jos balsas, jų muzika ir taip. Tai toks gana įdomus tokie projektai. Bet kiti yra tiek Necaja, tai Kiula, tai yra šiaip yra kaimas, tiesiog irgi vienas kaimas, kur pradėjo kurtis jaunimas, pradėjo ten toks keltis kažkiek ten meniškų polinkių, kurie nori į tą gamtą, nes Setoma iš tikrųjų buvo nuo metu gana daug laisvų ūkių apleistų, nes žmonės kėlėsi į miestus ir dabar tendencija yra atvirkštinė. Ir ypač per koroną beveik viską išpirko. Jau dabar labai norint įsikurti Setomą nėra taip paprasta, nes kažkur ten tarp miškų laukuose tie ūkiai, bet daliai žmonių tai pasirodė patrauklu. Ir tam Necaja kaime ten pradėjo, dabar ten būna kaip stažuotojai, tokios meno stovyklos vyksta ir panašiai. Toks išmirusio labai gyvybingų pasidarė, kad net ir savo jaunimo pasileisit, kai įrašus pamatysit pakankamai jauni vyrukai, bet čia šitie Trade Tak dar mergina dainuoja, čia kiti yra vaikinų grupės. Ir tikėjimas, jeigu kalbant apie tikėjimą, tai jie taip yra stačiatikiai ir mano, kad juos pakrikštė dar 11 amžiuje, taip kad gerokai anksčiau negu estus jau atvertė atėję vokiečių riteriai iš Rygos, jau kaip sklido vokiečių nešama krikščionybė, katalikybė, tai jos pakrikštė anksčiau. Ir jie religija vis dar ganėtinai svarbi, kas irgi gana skiriasi nuo Estijos. Ir būtent gyvenimo pagal tai sudėliojamos pasninkai, maldos, visa tai yra laikomasi daugiau mažiau. Aišku, irgi daugiau vyresni gal žmonės, jaunimas kiek mažiau, bet tai dar jaučiasi ir tos ypač atlaidai įvairių jau kaime, tai ten jau tada visi suvažiuoja. Ir labai svarbu yra kapų lankymas ir jie geria ir valgo ant kapo, užtiesia tiesiog kapą staltiesę, kas jau mums atrodo nepriimtina šiek tiek. Aš pamenu, kad man vaikystėje tai net vandens kapuose, net ir vaikams neduodavo. Ir tyliai ramiai ten yra tas bendravimas ir alkoholis laikomas komunikacijos priemonė, pagalbinė priemonė. Taip kad, bet įsivaizduokit, kunigas turi apeiti kapus jau, sakykime, po atlaidų ir su visais išlenkti taurelę. Aš nežinau, kaip jam pavyksta pabaigti lankymą kapų ir žmonių. Tai bet jiems svarbu, yra kelios tos datos, sakykime, pas mus gal keturnedėlis labiau, pas juos 6 savaitės laikoma, metinės 3 metai, kada jau lankomasi ir dar plus atlaidai ir bažnytinės šventės. Didelė bėda šiuo metu, kad rusai nebeduoda vizų, nes po nepriklausomybės paskelbimo buvo vis griežtinama arba tiesiog, kaip sakant, nieks nesupras, vieną kartą davė, kitą kartą nedavė, jau nedavė. Tai jeigu pradžiai dar užteko, kad jie įrodytų, kad gyvena tame regione ir vykti į kitą pusę, nes, kaip minėjau, kapų lankymas labai svarbu ir per tas atlaidus ir metinės šventės atitinkamas. Ir
kadangi 3/4 teritorijos vis tik tai kitoj pusėj ir Pečiorai buvo pagrindinis centras, ir ten irgi kapinėse daug palaidota, kituose ten miestuose ar miesteliuose kapinėse irgi yra nemažai tiesiog artimųjų. Ir tai jeigu iš pradžių dar galėjo laikyti pusiau taip laisvai, sakykime, registruoti, žiūrėti, tai dar galėdavo. Paskui jau pasidarė, kad reikia turėti daugkartinę vizą, bet, kaip kultūrinę, jiem išduodavo kaip kultūrinę vizą, bet be didelių problemų, bet, vis tiek ją reikia susimokėti kiekvieną kartą, kuri tikrai nėra pigi. Ir gauni ten tą daugkartinę. Ir pastaruoju metu jau buvo, kad daugkartinių nebeduodavo. Tas pastaruoju tai dar iš parodo ir prieš Ukrainos karą. Tai jau duodavo vienkartinės ir tai sudėtingai. Ir dabar iš vis nebeduoda. Labai labai retam, kam pavyksta gauti visą, aišku, būna, kas jau laiko tą. Vat jie kaip ir negali atlikti savo pareigos, aplankyti artimų. Ir čia Rusijos kirtimas per skaudžiausią vietą to regiono žmonėm. Toks savotiškas žemas kerštas, kad neleidžia net kapų aplankyti. Nes nieko ten daugiau nei nėra, nereikia, ten tik ant kapų žmonėm nuvažiuoti. Tai va, bet o šiaip, aišku, pagal jų tikėjimą yra šventi ir šaltiniai, ir medžiai. Ir Peko tai yra senasis grūdų dievas, derlingumo, klestėjimo dievas. Ir jisai irgi tiesiog yra suintegruota. Pavyzdžiui, pas žmonės namuose yra tas vadinamas šventas kampas, kur jau yra ikona, nes tai stačiatikiai. Yra ikona, meldžiamasi prie jos. Ir šalia stovi Peko skulptūrėlė. Ir jie viens kitam visiškai netrukdo. Nėra ten taip demonstruojama, nėra, bet jie tiesiog yra. Ir seniau, dabar jau ta tradicija yra nunykusi, bet seniau, kai kaimuose daugiau žmonių gyveno, tarpukariu, sakykime, buvo fiksuojama šitokie papročiai dar vis vykstantis, kad Peko buvo, kiekvienas turi namuose savo, ir vieną jau tą skulptūrą išdroždavo, bet jinai gana tokia primityvi, gana paprasta yra iš medžio išdrožta, išdroždavo jau kaimui. Tai kaimo Peko skulptūra būdavo kaip dievo, sakykime, apsauga pas kažkurį žmogų, pas jį svirne, būtent ten, kur grūdai, kad jau saugotų nuo visko. Ir pavasarį vykdavo šventė, ir šventės metu jau tik tai vyrai rungdavosi, imdavo imtynių, kitų jau ten per tvorą šakinėjimų, tokių rungčių, 14 buvo rungčių, kad išsiaiškinti, bet nestipriausią, išsiaiškinti silpniausią žmogų. Ir tada būtent silpniausiam buvo perduodama Peko skulptūra ateinantiem metam. Nes pagal juos buvo manoma, kad visa bendruomenė stipri tiek, kiek stiprus silpniausias jos narys. Ir būtent silpniausiam reikia Dievo pagalbos, kad jam sektųsi geriau, kad jis irgi sustiprėtų, suklestėtų. Tai vat labai įdomus tas mąstymas yra ir tos tikrai bendruomeniškumo labai daug tokio tarpusavio žiūrėjimo. Bet iki šiol dalis žmonių tikrai visiškai nuoširdžiai tiki, kad ten, sakykime, per kaimą galų gale kelią išasfaltavo, arba, kaip sakiau dabar, kad tą savivaldybę ėmė ir suformavo, nes aš žiūrėjau šiek tiek iš šono, bet atrodė, niekaip, ten sekiau tas diskusijas truputį, vis vieni į vieną, kiti į kitą, kitur ypač, kur ten seto mažiau, ten estų daugiau, sakykime, miestelio taryboje, tai jie estai jokio interesą neturi čia jungtis į kažkokią atskirą savivaldybę. Jie labiau prie didelio miesto nori šlėtis. Tai tikrai buvo taip, vis tik pavyko. Tai va. Ir tai čia kaip kapuose atrodo šventės, tiesiog buvimas kartu. Ir Peko tokia skulptūra, čia viena pagrindinių, jinai yra tokio vadinamo Dievo kalno, yra Kolocovai. Ten šalia yra Silver, turi, bet Vana Jūri vadinasi muilo darykla, muilą daro Silver, toks vyras. Ir irgi sakė, kad jam Peko nurodė kelią kaip iš didelių skausmų, kaip jam labai buvo sveikata sutrikusi stipriai ir nurodės per sapnus kelią, kaip iš to išeiti. Kai jis ten vidury savo miškų, ten laukų sugalvojo muilus virti, tai
turbūt ne vienas kaimynas pasiskokiojo pirštą prie smilkinio, bet jis sako, aš pasveikau. Ir, tokio didelio to tikėjimo, jis yra vienas iš pavyzdžių. Ir jis labai sėkmingai dabar tos muilus verda, važiuoja pro šalį turistai, sustoja, užsiperka labai įdomių, ten tokių pridaręs. Tai va viena iš vietų. Nes Setoma iš viso labai daug tokių įdomiai, tokiais žmonės vis kažko užsiema ir tokiais atrodo kartais keistais dalykais ir kažkur ten vidury miško. Labai verslus. Ir svarbiausia, pas juos kiti žmonės atvažiuoja, randa tą kelią. Tai va, tikėjimo, aišku, kita dalykas, būtent šventi akmenys, šventi šaltiniai, yra rišami siūlai, spalvoti akmeniukai. Tai čia yra Janė arba Kyvio arba Jono akmuo Miksė kaimelėje. Ir iš esmės tas akmuo yra priešais bažnyčią. Ant kito kalniuko, kitoje upelės pusėje, ant kalniuko stovi bažnyčia. Ir tai netrukdo. Žmonės eina į bažnyčią, pasimeldžia, pereina per gatvę, per upelį, ateina čia pasimelsti. Čia laikoma, kad šitas akmuo padeda nuo skausmų, sąnarių skausmų, tai ten ar kelį skaudama priglausti, ar nugarą. Jis perskeltas, nes kažkurio metu vienas dvarininkas čia sumąstė, kad neklausys čia vietinių žmonių nusišnekėjimų, ar ne, ir kažkokių prietarų, ir geras akmuo didelis nusprendė parsitempti ir kad reikėtų statyti tvartą, bet jau ten pagal žmonių pasakojimus jau vien tie darbininkai, kurie tempė, ten susižalojo ir blogai ten jam baigėsi, bet paskui ir tą tvartą tiesiog karvės viena po kitos pradėjo kristi ir jis kaip ir suprato, kad blogai padarė ir kiek jau sugebėjo, tą akmenį surinko dalis ir atvežė atgal. Pastatė už tai, bet jis yra persistaigęs. Tai va, taip, kaip sako, nori tikėkit, nori ne. Ir čia ant jo kadangi Švento Jono skaitosi akmuo Janė Kyvi, tai ne Švento Jono, dabar vadina, aišku, kaip ir pašventinta, pritempta krikščionybei, bet ant jo aukojami pieno produktai. Ant jo sviestas, pienas, varškė, bent jau būdavo aukojami, dabar labiau pinigai. Ir kitas akmeninis kryžius vienoje iš kapinių, ten keliolika yra, jis, kaip matot, ganėtinai toks didelis ir masyvus, tai kad buvo išvežtas ir grįžo atgal, žmonės taip sako, pasakoja, ir irgi toks, pagūšė petais, negali nei paneigti, nei toksai nieko nei patvirtinti. Svarbi dalis yra česon, tai aš palikau, kaip estai rašo šitą žodį, estai setai, česon tarėsi. Tai nuo žodžio čes yra kilęs, pamaldos čia būdavo daug trumpesnės, nes toli gražu ne kiekvieną savaitgalį vykdavo į bažnyčią jau, nes jinai dažniausiai toliau buvo didesnė jau centre. Bet kiekvienas kaimas turi česon. Tai gana dažnai būdavo turtingesnis ūkininkas paaukoja, sakykime, klėtelę. Ir kaip matot, senesnioje čia yra, senesnioje ir naujoje Mikitamąje kaime. Tai grindai tokia nedidelė klėtis, čia patalpa nedidelė, nors čia jau kito kaimo česon yra, aišku, jų raštais, išaustais, rankšluosčiais apdengti šventieji paveikslai, ikonos. Ir čia telpa į vidų 10-15 žmonių, bet tie kaimai nedidelė, tai pamaldos čia vyksta, dabar važiuoja irgi kunigas ratuku, kur pas kurios pamaldos, bet ten nesuteikiami sakramentai, sakramentų vis tik reikia į bažnyčią vykti. Ir aišku, svarbiausia yra atlaidai, kurie skirti tam šventajam globojančiam. Kiekvienas atskirai turi. Ir aišku, reikia turėti omeny, kad religinis kalendorius yra persunktas per 2 savaitės. Jie senojo kalendorium remiasi. Tai toks irgi, bet tos, sakykime, šventės, tie dalykai aš pati nesu važiavus atskirai, nes gana aiškiai buvo komunikuojama, kad, sakykime, netgi atlaidai, tai jau versko, ten didesni, jau tiek to, ten kokį, jeigu tą autobusą ar atvažiuosi, bet, sakykime, mažesniam kaime, kai ten tų žmonių 20, tai jie nelabai nori turistų 40 šalia matyti. Ir tą jau reikia toks labai gerai dėlioti, ką ir kam, parodyti, pravažiuoti, aišku, galima, bet, pavyzdžiui, dalyvauti, jų reikia gerai pasiverti, nes jie iš vienos pusės kaip ir nori turistų atvykstant, iš kitos vis tik jausti saiką.
sakykime, ir kur esi laukiamas, kur nesi laukiamas. Ir visą laiką buvo sakoma, kad pats geriausias dalykas tiesiog skambinti ir pasiklausti. Kaimo vyresnio, tarkime, vat, turiu ten ne 40, su tokiais tai ne, bet jeigu mažesnė kokia grupė, vat, jeigu vat, pataiko, kad bus šventė, važiuosim, ar galėtume užsukti, kad tai laikoma vis tik tai labai reikalingų dalykų viską susiderinti. Bet galima, pavyzdžiui, sergančias dar keletą, kurias yra tiesiog kaime žmogus turintis raktą ir galintis papasakoti, ir sergoje tikrai labai įdomiai ta moteris pasakoja apie kaimo žmonės, apie likimą ir kaip jie čia būna, tokį daugiau, plačiau truputį yra įmanoma užsakyti ir tiesiog susitikti. Tik aišku, jinai moka tik tai estiškai ir tai dar seto, toks estų seto mišinys ir rusiškai angliškai nešneka. Architektūra irgi išsivysčiusi gana išskirtinė, dėl to, kad visą laiką pasienis. Pasienis ir nors jie nebuvo baudžiauninkai, jie priklausė Pečioro vienuolynui jau paskui nuo 15 amžiaus ir jam mokėjo dešimtinę, bet vis tiek ten pastoviai su Livonija konfliktai, karai, dar tai maža kas alkanas eis pro šalį. Tai todėl yra aukštos tvoros, kaip čia yra Zuikerve, pavyzdžiui, čia muziejaus yra dalis, ją galima aplankyti. Ta sodyba, kaip atrodo, kad ratukų yra. Čia net nesimato, bet tai yra iš tikrųjų ratukų sustatyti pastatai. Ir jie dažnai būna, kad po vieno stogo, bet keli pastatai. Ir tu gali, kaip kraitį, pavyzdžiui, gali tortą duoti ar paklėti. Ir ištekanti dukra išsiveža. Ir tada jie pastato kitą. Tai toks įdomi labai ta architektūra, kad tai nėra nekilnojamas turtas, jisai labai puikiai kilnojamas. Ir vat aukšti vartai, kad nieko nesimato. Ir jų yra, taip, jų yra ta architektūra irgi porą tipų tokių pagrindinių, gal vienas va toks ratu sustatyta ir tada vidury kiemas. Pirtis bus už šitą pirtis, nes dėl gaisro pavojaus statydavo šiek tiek toliau nuo visų namų. Aišku, ten tvenkinuko reikia, visko pilnai, kad pirtis veiktų, bet visa kita toks ratuku. O kitas yra, kai statoma trijų, per vidurį jau stato gyvenamąjį namą ir tada į vieną pusę ten svirnas, klėtis, ratinė ir švarios lyginai patalpos, o į kitą pusę jau yra tvartai. Tai būdavo tada gerasis, truputį nesimato parašyta, bet yra tiesiog švarusis ir toksai purvinasis kiemas. Ir per namą kiaurai tada pereinama į vieną ar į kitą pusę, kur jau labiau reikalinga būti. Tai tokia du pagrindiniai tipai architektūros, bet važiuojant per kaimus tik vieną, tik kitą galima rasti. Seto virtuvė, tai iš principo, kas iš gamtos, tas yra, mažai prieskonių naudoja, iš tikrųjų atrodo prieska truputį, kai valgai, bet iš kitos pusės jie va to, kad jauti tą tikrąjį skonį, niekas neužglušinta. Aišku, estų ir rusų virtuvės turėjo didelį įtaką, irgi šiupininės verda, sriubas, troškiniai, ypač ten kas nors sudėjau ir įdėjau į krosnį ir po kiek laiko tai jau pasiėmiau, tokio tipo yra tikrai tradiciniai patiekalai, nes vis tiek žmonėms reikėjo ir gyvulius apeiti ir viską, tai kada jau ten daug gaminsi. Tai tokia turbūt labiausiai toks būtų tradicinis patiekalas. Bet yra žinomas gana sūris, syr, jie vadina, rašosi estiškai, bet tariasi kaip rusiškas syr, tik jis nėra toks pat. Ir įdomu tai, kad Šiaurės Latvijai tokį irgi turi, tokio tipo sūrį. Pas mus aš neteko girdėti, kad jūs girdėjote, kad būtent taip virtų, nes tai nėra visai saldinis sūris, tai kaip mes turime saldinį. Jis gal truputį primena, bet jis nėra toks saldus. Ir jį teko toj rusiškai daly lankytis kažkada mokantis seto magidų kursuose, tai mum virė sūrį prie mūsų. Tai tas aš ten žiūrėjau, taip, jo, atrodo įdomiai. Aišku, kai jau atšaldo, spjausto, viskas gerai. Bet ten tiesiog yra varškė, pienas, sviesto deda, kiaušinių deda, druska, kmynai, o toks viską mesę sumaišo, perverda viską. Ir tada ta masė mums davė dar ją šiltą.
ir į lėkštę toks, nu, jisai matos, kad jinai tasi ir tokia gana kieta, bet lėkštėj, nu, toks, nu, nežinau, kaip tai apibūdinti, kaip tai atrodė, užsimerki ir valgai, nu, sūris. Skonis tikrai sūrio. Keista, kad šiltas, bet sūris, nes, nu, nebuvo ten tiek laiko laukti, kol kas nors atšals. Bet šiaip aš labai mėgstu Obenicą, kur būna dažnai pietaujam su grupėm, tai jį valgo su medum, siūlo dažnai su medum ir jis man tikrai patinka, bet aišku, kiekviena šeimininkė jį daro kitaip, bus kitoks ir jie netgi turi sūrių festivalį. SACI muziejus organizuoja vasarą ir sūrių festivalį, kur jau tada įvairesnių variantų galima paragauti. O Tartu parduotuvėse arba Viljandi kažkur tai galima nusipirkti parduotuvėse? Šitą sir galima, aš esu mačiusi, kai būna tie, kaip jau vadina, ūkininkų turgeliai. Ūkininko yra kai kuriuose parduotuvėse atskiri skyriai, kur kaip tas ūkininkų turgelis esu mačiusi, bet įprastai labai retai kažkaip. Nemačiau, kad grinai setos ir būtų, nemačiau. Kartais ūkininkų turgelėse būna. Reikėtų, aš galiu pabandyti pasidaryti, bet nelabai. Sakysime, važiuojant nuo Tartu link Narvos, senai važiuoji palei... Ne tas regionas. Ten niekur neatrasti ten jų. Ne, čia ne tas regionas visiškai. Nes Setoma yra žemyn nuo Pilvo žemyn. Čia yra arčiau Valgos, taip, nu, kaip pravažiuoji sieną link Tartu. Ne, nuo Narvos, nuo Valgos reikėtų į rytų pusę važiuoti. Vairu, iš esmės Vairu yra tas artimiausias miestas yra Vairu. Tai dar visai iš šono. Paprastai jo nesiekia. Į šitą regioną vis tik reikia atskirai važiuoti. Tai čia, kur vyrų, tai čia, kur tas vanduo mineralinis, ar ne? Vanduo yra Verskoje. Verskoje, taip, tik sumaišiau. Verska ten priklauso. Verskoje jau rasite. Verskoje yra vandens parkas, tai ten galima nakvoti su grupėm. Tai aš būna, kai pavyksta tos, kad per daug nesivirs per galvą, tai mes taip ir darom, kad mes važiuojam per Setomą, aš pasitinku Valgoje žmonės, važiuojam per Setomą ar po Vairu, ten kaip sutarėm. Bet ir tada nakvojame Verskos vandens parke ir tada antrą dieną tik atvažiuojam į Tartu antrą nakvynę ir važiuojam namo, tokią 3 dienų kelionę, nesiverčiant per galvą, tai tada ir į pelkę spėjom nueiti, ir iki atodangų, pavyzdžiui, ir dar nuo tokios ir gamtos galima įtraukti kelionę. Taip, klausau. Dar aš į Raimondą norėčiau tokia, klausimas. Lietuvoje bent jau Rimi parduotuvėse yra Vikio skyriai, kur kaip ir ūkininkų tokie būna įvairūs produktai. Tai gal ir Rimi estiškoje yra kažkas panašaus ir šito sūrio galima rasti? Kai kurių fermų sūrį tikrai galima. Aš, pavyzdžiui, turiu savo mėgstamą Andrė fermą, kur irgi pietų Estiją važiuojant link Taivaskoje atodangų yra pakeliui, bet nemačiau šito grinai seto sūrio, nes nemačiau jo. Nu, reikės pažiūrėti, gal netyčia atvežė, nes yra nebūdavo, bet tai yra grinai regioninis dalykas, nelabai čia tolyn veža. Tai pažiūrėsiu, bet kai kurių fermų taip ten būna, bet jos tik tai kelios ten yra iš pietų, pavyzdžiui, Estijos, kurios gana tokios, kaip pasakyti, jos gana, jie turi pagaminti pakankamai, kad galėtų tas parduotuvės tiekti. Tai aš dar pabandysiu atidžiau patikrinti Tartu, kur yra Launakeskose ūkininkų turgelis, ten didžiausias, tai pažiūrėsiu, gal netyčia ten yra kažkaip, bet nebuvo atkreipusi iki šiol dėmesio, kad būtų. Tenka važiuoti į Obenicą. Tai va, ir aišku, pasninkas, jeigu pratęsiant grybai, tai jau čia visi moka setą irgi rinkti grybus, voveraitės renka, paprastai kitų grybais nelaiko, net ir baravykų nelabai, ir hančą. Rašosi taip, bet tarėsi hančą, naminukė, ruginukė, ar kaip jau be pavadinsi. Tai būna, kad su grupė, jeigu šeimininkas namuose ir mes Obenicą pietaujam, tai apeina su hančos ąsotėliu pasveikinti. Tai ten įdomu yra tai, kad yra taurelė neleidžiama iš rankų į rankas ratu, bet visą laiką atgal į šeimininkui duodama ir šeimininkas vėl kitam įpila ir paduoda. Ir tada vėl ir toks taip
eina šeimininkas ratu ir galima negerti, bet negali atsisakyti paimti. Tai tu paėmęs mandagiai priglaudi prie lūpų ir grąžini, nes nu, jinai man tai žiauriai per stipri, aš nemoku tokio gėrimo gerti. Na tai ten 40-50 laipsnių, nu ir daugiau, ten niekas tiksliai nežino, kiek ten jinai buvo. Ir užsveikina mano vienas, kaip ir vienas kitą, bet vis tiek grąžini tą šeimininkui ir gali užsveikinti ir šeimininką, ir jeigu šeimininką užsveikinsi, tik tada jisai išgers kartu. Bet jeigu taip gausis, kad niekas iš svečių neužsveikins šeimininko, tai liks jisai neparagavęs. Tai tokia ritualas, sakykime, su ta hanša. Estijoje gali gamintis naminukę savo reikmėm, tai nėra baudžiama, ir gali tuos jau turizmo sodybas, jeigu daro, vaišinti svečius. Teoriškai negali pardavinėti, praktiškai reikia mokėti paprašyti. Ir žinot, kieno. Taip pat įmanoma įsigyti irgi. Bet yra alaus, yra vynas, vieni gal tik tai gamintojai dabar pasirodė, bet šiaip pagrindė yra, jų gėrimas yra hanša. Ir ta dalis, kur už sienos, tai 3/4 teritorijos, tai aš jau truputį pasakojau apie tai, tai čia tik tai daugiau sudėta į vieną vietą pagrindiniai dalykai apie juos, kad jaučiasi iš principo išduoti. Ir ten tikrai nedaug, bet nu pati teritorija yra likusi ir vizų, kaip sakiau, nebegauna. Čia šiek tiek plačiau parašiau apie Pečiorų vienuolyną. Nemanau, kad artimiausiu metu tai bus įmanoma lankyti. Žinau, kad būdavo grupių, kurios iki Pečiorų irgi vykdavo. Vis tik Olose gana įspūdingas. Ir nors aišku, kai eini to kruvinuoju keliu ir tą istoriją klausai apie carą, kuris nužudė vienuolyno abatą, vyresnįjį, tai kažkaip labai susumuoja Rusijos istoriją ir politiką per amžius, sakykime, kad net ir savų niekas nesaugojo. Bet jis buvo labai gerai įtvirtintas, vis tik tai kodėl tą Kornelijų nukirstino, nes kažkas pasklydė gandus, kad jisai daro tvirtovę ir įtvirtina geriau negu Maskvą ir kad ruošiasi kažką tai prieš carą, už tai ten tas caras taip supyko. Bet iš tikrųjų įspūdingi vis tik tai tvirtovė, iš esmės tvirtovė tai yra. Ir aišku, buvo svarbi gynybos dalis. Ir net ir mūsiškius ir kelis kartus ir švedus sugebėję yra atremti. Ir tai yra vienintelis vienuolynas Rusijoje, kurį dabar jau netgi į stebuklų savo, oi kaip šaunu, turim tokį vienuolyną. Už tai ir turi, kad buvo estų tarpukariu. Nes visus kitus išsigriovė, uždarė bolševikai, o Pečiorai išliko, nes buvo Estijos dalis, Estijos teritorijoje. Dabar dėja vis tik tai anoj pusėje. Nu, kai mes veždavom grupės į Sankt Peterburgą, teko būti Pečiorų vienuolyne ne kartą. Teko, ar ne? Įsivaizduoju, taip, būtent. Ir nu, aš čia nuotraukų įdėjau. Ir tuos miestelius, kurius kalbat setu, tai irgi teko matyti tokius užkaltais langais baisus. Tvarkingas miestelis su netvarkingom namais, sodybom, taip sakysime. Tai teko matyti. Čia Rusijos pusėje, ar jau Estijos pusėje miesteliai? Vaikit, Rusijos pusėje. Būtent Rusijos. Rusijos tai ten buvo, mus pravežė, mes 2 dienų kelionę turėjom, aš už tai nuotraukas turiu ir viską. Buvo žiauriai liūdna. Bet taip, dar cerkvės likėm, o kaimo nebe. Ir ta Mola ta pati buvo didelis vienuolynas ir kiti, dar cerkvė stovi, Irbos, kad tvirtovė, aišku, stovi. Ir ten jau miestelis, bet visa kita, tai toks labai liūdna buvo. Tai net nežinau, ar norėčiau kada grįžti. Užteko to vieną kartą. Nu, va, tas aišku, Olose, kai vaikštai, kai duoda žvakę ir tikėsi, kad tas vienuolis tave išves lauk iš tų urvų, kol žvakė sudegs, nes nieko kito neleidžia naudoti. Kaip ir yra, aišku, tas įspūdis. Bet sakykime, tokio kartoti, tos nelabai norėtųsi, labai vis tik tai liūdna. Ten buvom vieną irgi seto muziejų, viena beje Rusija moteris atvykusi į Sankt Peterburgo, išvykstančių seto, kurie išvyko po nepriklausomybės paskelbimo pas ją, kaimynai atneždavo daiktus ir pasidarė toksai spontaniškai muziejus, bet jai jau gal 80. Ir toks privatus muziejus, ir jinai bandė siūlyti tos rinkinius viską Estijos nacionalinio muziejuje, bet ten
paskui, kaip šnekėjom, kadangi kur mus lydėjo Užseto kultūros instituto žmonės, sako, kaip bebūtų liūdna, tai aišku, jinai ten įsižeidus ar kaip nuliūdusi labai, kad muziejas nepriėmė to jo surinktų dalykų, nes, aišku, daug kas kartojasi, muziejos fonduose kaip ir turi, bet sako, tiesiog ta vieta yra tik tai su tuo žmogum. Ir jeigu neliks žmogaus, neliks ir vietos. Ir sako, iškelti iš ten, išvežti kažkur į fondus, tiesiog nebetikslinga. Tai yra ir taip. Labas vakaras, Laima. Aš taip ir įtariu, man reikia jūsų telefoną pasimti ir paskambinti kitą kartą. Praradau laiko tikrai nuovoką. Teritorijoje namo privataus, kaip įsileidau, Dieve padėk. Tai va, tai aš taip ir įtariau, tai mes po to pasikeisim kontaktais, aš jums priminsiu. Tai va, tai aš dabar jau Pečiorus atėjome. Pečiorus ir toliau jie padarė, yra tokį vadinamą Seto kiūlavių, tai kaip kaimų juosta, toks išvertas būtų. Tai nuo pat Repina čia yra miestelis, jau, bet jis nepriklauso, ir Vipsų čia yra Vaihando upė. Tai Vaihando upė teka, čia truputį gal matos mėlyna. Tai vienoj pusėje estai, kitoj pusėje setai. Ir jie ilgą laiką netilto tarpusavy neturėjo, nelabai jam ten reikėjo ir bendrauti. Tai Vipsų jau pervažiavo per upę iš principo. Vaihando yra viena didžiausių Estijos upių. Ir tada va tie kaimai, Čason, informacija, iš esmės ten, aišku, reikia atnaujinti jau stendus, bet prieš 14 metų tą projektą, aišku, sugebėjo irgi gauti. Bet yra įdomi, va tokio net ir taip, kaip sakant, norintiem pasiskaityti, kurie galima va tokią pagrindinę informaciją susirankioti, važiuojant tiesiog. Ir kaip matot, viskas toks apjungta, tik tai va tas, Miso ir Luhama, jie toks, iš principo, truputį atsiskyrė. Toks. Nes Vascelina kaip ir nepriklauso, bet šalia. Ir gynė tą regioną, tai galima skaityti. Tai, čia Petseri, čia Irboska. Petseri, Pečiorai. Irboska dabar užkripto, kaip jie rusiškai vadina. Nes, aišku, Irboska yra estų kalba. Gal atsimenat, Raimundai, sakėt, buvę kaip ta tvirtovė, kuri yra Seto pusėje. Bet, ką žino, ar jūs siekėte? Neatsimenu, žinokite, užrašuose reikėtų pasižiūrėti. Nepamenu dabar. Izborškas. Izborškas. Izborskas turbūt. Izborskas, ja. Izborskas, ko gero. Ja, Izborskas. Aš paguglinau. Izborsk, vadinasi. Tai ir Boska labai jau panašu. Izborsk. Rusiškai vadinasi, tai va čia ta tvirtovė. Daugiau tai ten niekur nėra. Dar tokia kirklė buvo. Tai va, tai tiesiog tai, ką verta, kas įdomaus, ir jau baigėsi jisai Luhama su tokia mintim, kad kada nors, gal kaip nors estai atgaus tą savo teritorijos dalį ir tada galima bus pratęsti, jungti ir Pečiorus, ir tą Izborską, bet tai čia kol kas atrodo labai neįtikėtina. Ir dabar, nežinau, ar darom pertraukėlę, nes aš turiu toliau apie kai kurios kaimus truputį plačiau. Tokia 5 minučių, kaip manot. Laima ką tik, aišku, prisijungė. Ar dar pasakoja apie keletą Slovakijos, aš dar turiu. Prisiderinsiu visaip. Kaip manot, kiti, ar padarom tą kelių, kiek ten sakytum, iki 19:40? Galim. Padarom gal tokią nedidelę pasivaikščiojimo pertraukėlę. Ir tada pratęsime toliau apie konkretesnės vietas ir kas tenais yra. Tada 19:40. Tęsiam toliau mūsų pasivaikščiojimą po Setomą ir toliau Verską. Kad pirmas iš tų miestelių, didesnių miestelių, dar neseniai, ne taip seniai, keletą metų atgal, buvo sakoma, kad Verska yra apie 500 gyventojų. Aš šiandien patikrinau skaičius. Tai nebėra.
netgi galima sakyti apie 400, bet iš ties yra mažiau. Ir tas procesas dėja vyksta toliau, kad jaunimas išsikelia, lieka jau tik vyresni, nes jiem nelabai ten yra ką veikti. Nors Verskoje tai kaip ir neblogai, yra vandens parkas, yra sanatorija, yra Verska mineralinė vandens gamykla, nu, tai tokių šiek tiek darbo vietų dar su tuo susijusiu atsiranda, turizme dar truputį, bet iš ties irgi ne per daugiausia variantų. Tai Verska yra savivaldybės centras ir pačioje savivaldybėje yra, kaip minėjau, irgi tokia gavo išimti, dar tuo metu 3500 maždaug skaičiavo, dabar apie 3138 gyventojai. Bet jau senokai paminėta, iš esmės, Livonijos karo metu. Jau šiek tiek po Livonijos karo, kai čia dar stumdėsi, jau vėliau dar Abiejų Tautų Respublikos su Švedija. Ir Verskoje yra vienas iš 3 muziejų, dabar bendrai vadinami Setomo muziejais, bet yra Verskoje, yra Obinicoje ir yra Sace. Tai jie visi skirtingą temą turi, tai turint laiko galima visus apvažiuoti, nes vis tiek tą kultūrą ir tradicijas iš truputį skirtingų kampų nagrinėja. Tai Verska, kadangi ten yra padaryta kaip ūkis, sukelti pastatai iš įvairių kaimų atvežti, kaip sakiau, ten tai nėra nekilnojamas turtas, namai puikiausiai kilnojami, ir tvartukai, ir klėtys, ir svirnai. Tai suvežta į vieną ir toks tada ūkio, būtent kaip gyveno. Kaip gyveno, kas kur buvo, ten ratinė, ten kažkoks tai tvartas, ten pirtis netoliese yra irgi atvežta ir yra būtent už teritorijos. Ten padaryta to architektūros tipo, kad viskas ratu sustatyti, visi pastatai ratu. Ir tas svirnas ir kiti, kas kur buvo, kas daiktus kur laikė, kas namuose. Tokio tipo Verskoje yra muziejus, toksai, sakyčiau, pačiam pradiniam tokiam susipažinimui, ar jeigu tokį vieną, nors aš dabar taip suabejiočiau, aš labiau netgi gal Sacę siūlyčiau, jie neseniai atnaujino ekspoziciją, bet apie Sacę vėliau truputį pašnekėsim, bet toks arba ta gal labiau. Obinicoje ir taip labai yra ką veikti. Ir jie šalia muziejaus turi kavinę Seto Caimaje, tai arbatos namas būtų išvertus taip jau paraidžiui. Reikia turėti omeny, kad tai yra muziejui priklausantis restoranas. Vadinasi, pavyzdžiui, aš susidūriau pernai su tokia keista problema, gegužės 1 važiuoju su vienu turistu ir jie pasirodo nedirba, nes gegužės 1 yra laisva valstybinė šventė. Tai tas čik stebina, nes atrodytų kaip tik tada, kai visi žmonės važiuoja. Aišku, atsikvėpia privatus, jau sakykime, tie, kas turi savo kavinės ar restoranas, aišku, jie tai dirba. Ir aš tada irgi paskambinau vėl į Obinicą savo pažįstamą. Tai sakau, tu tai dirbsi, sakau. Oi, sako, žinoma. Tai va, nes jie yra kaip ir muziejus valstybinis, jie prie to ir jiem gal nėra tokio didelio spaudimo būtinai užsidirbti, kad išsilaikytų. Ko kiti beje yra nepatenkinti, kad jau turi išskirtinės teisės. Tai čia jau kaip galima ten ir su grupėm važiuoti viską, aš vis tik labiau važiuoju, kaip sakiau, į Obinicą, bet čia jau kaip maršrutas susidėlioja, gali visai būti. Ir nuo 60-ųjų yra atrasta, kad turi mineralinio vandens klodus, 73 pastatė gamyklą ir dabar jau ten yra, nors ten irgi atsiskyrė vieni ir kiti, vieni originalūs, kiti tikrieji, kiti dar, ten toks su to mineralinio vandeniu gydoma. Bet Verska original ir Lietuvoje galima įsigyti. Aš kadangi mineralinio nemėgstu, tai jis mažiau sūrus yra už Vytautą, tarkim, gal labiau Birutę, dar kurį tokį, net nežinau Lietuvoje, kuris atitiktų tokį švelnesnį truputį, bet gana daug kalio, tai jisai specifinį tokį skonį turi. Ir yra bažnyčia, aišku, Švento Jurgio arba Tuha Georgijos, jau pagal jos, aišku, svarbiausia yra Švento Jurgio atlaidai, kurie kaip tik gegužės mėnesį vyks. Ir atstatė, galima, net nežinau, ten negali sakyti, grinai restauravo, nes tai nebuvo, tas jau pastatas buvo pernelyg blogos būklės sovietmečių. Ten Verskoje buvo, net čia nepaminėjau, Verskoje buvo šiaurinė
stovykla. Tarpukariu buvo pratybom, Estijos kariuomenės buvo šiaurinė ir pietinės stovyklos ir iš pietinės beveik nieko nelikę, ten gal pamatai labiau negu pastatai, bet ten ruošėsi atkurti, kadangi 7 regimentas buvo tai kalneliai, kur jau su skaičium, bet o šiaurinėje išlikę gana nemažai pastatų, būtent Verskoje. Ir dar kol ten buvo ir tarpukario, tai aišku, miestelis labai atsigaudavo vasarą, kai ten suvažiuodavo apie 1000 karių ir juos tiek ir matyti reikia, ir apskalbti reikia, tai miestelio moterys tikrai puikiai užsidirbdavo. Panelės eidavo į šokius su karininkais ir generolo Rėk namas, dėja per sovietmetį, kai ten vyko mokytojų, buvo irgi stovyklos rengiamos mokymai, dar kažkas buvo pionierės, tai kad kažkiek, toksai naudota, bet nelabai prižiūrima. Tai kiek pamenu, pasako, kad tiesiog perstatė per naują tą pastatą, tik tai truputį išplėtė. Iš esmės rėmėsi senaisiais brėžiniais, tik šiek tiek didesnį pastatė dabartiniam reikmėm. Ir Art Nouveau stiliaus, ir ten yra Varšuvos lankytojų centras, bet ten ir maža kavinukė yra pas juos, bet tikrai maža, ten su 10 žmonių tai verta, su daugiau nelabai, 10-15, man atrodo, ten daugiau net netelpa. Ir tada informacija apie tą šiaurinę stovyklą, ten galima pasivaikščioti, yra takas padarytas pažintinis jau, kas kur buvo, ten valgykla, ten barakai, ten tas, ten kitas. Ir taip pat apie gydomąją purvą ir mineralinę vandenį, nes būtent tai daro sanatorija, dabar ją balneologijos centru vadina, balneoterapijos. Bet čia jau tekę man būti irgi mokymuose, tai jau pasakojo, kai Verskoje sanatorijoje, ir jau čia ateinam į tą, kad estai labai mėgsta girtis. Tai jie, pagal juos tai vieninteliai ar pirmieji, kaip ten jau dabar, kurį iš tų žodžių panaudoja, netiksliai neatsimenu, kad naudoja gydomąją purvą ir mineralinį vandenį procedūrom. Tai visas Lietuvos sanatorijos, kiek yra 4 radau, kurios tą daro, ir jos visos yra senesnis negu Verska. Čia jau mes patys turim žinoti, nėra estai elsi dažnai, bet taip jie naudoja gydomąjį purvą iš įlankos, iš ežero ir mineralinį vandenį ir gydymui. Ir aišku, lankytojų centre, ten daugiau visko, net ir su kemperiais, pavyzdžiui, kas mėgsta keliauti, galima apsistoti. Ir tas žalias pastatas, jį čia išplėtė į šitą pusę truputį daugiau, čia dabar yra kavinės dalis, šiek tiek ir priėmimo, tai tas lankytojų centras arba generolo Rėk vila buvo, bažnytėlė, bet gana tipiško plano ir kitų panašių yra promenada, netaip seniai padarė, ten pasivaikščioti kelių šimtų metrų ir išeini prie šaltinio, ten atsigerti, net puodukai yra pakabinti atsigerti vandens, ir vandens parkas nėra, jis labai didelis, bet toksai atsipūsti, šiek tiek ten pabūti, visokio ten irgi mineralinio, aišku, vandens ir pirkis šiek tiek jis visai smagi vieta ir ten galima pernakvoti. Bet aišku, iš anksto reikia užsakinėti, nes nėra, tai man atrodo, pas juos apie 50 lovų yra. Tai vienas autobusas atvažiavo išpildom. Sace, tai buvo seniau rusiškai Korkė arba Gorkė vadinosi, ir išvesta iš Začerenje, tai atrodo, kaip iš Začerenje gauti Sace, tai reikia dar gerai pagalvoti. Bet ir tai yra, ten yra seniausias muziejus ir toksai labiau jau į tai, ką veikia, ko užsiėmė. Tai ir vieninteliai, kurie rodo ir ką darė vyrai, kokiais įrankiais naudojasi, kokius darbus dirbo, turi atskirą gana didelę ekspoziciją. Ir taip pat jie dabar labai puikų yra filmuką sukūrę ir apie tą bendrai, apie kalbas, šiek tiek ir tą pasienį. Pas juos yra pasienė, jie yra pasienis. Ir ten su didelė grupė aš nesu ėjęs, paprastai tą nesiūlau, su mažesnėm grupėm ne kartą. Jie turi per mišką nedidelį pasivaikščiojimo taką, ten keli šimtai metrų yra realiai iki Rusijos sienos. Ir daug žmonių tos sienos, kaip sienos, yra nematę. Tai ten pamatyti, ypač vaikams būna įdomu, bet reikia labai žiūrėti, kad nenulėktų, kur nereikia, nes aišku, visa sienos, ta apsaugos zona ir visa kita, tai jau toks pačiam gidui pasvarsyti, ar norisi vesti
iki ten per mišką, ten takas gana aiškus, aš paprastai nueinu, pareinu, visą pilną ratuką neiname. Grybų labai daug būna rudenį, tai nors simk ir prisirink, turistai palauks truputį. Bet tokia va, kaip ta siena su visom ten tom zonom, su visom spygliuotom vielom, su visa normaliai fiziškai pastatyta, estai labai seniai jau pasistatė ant sieną su Rusija. Aišku, visi stebėjimai, tai vat, kas įsivaizduoja, kad aš čia tik trumpai nusifotografuosiu ir grįšiu, tai pasieniečiai labai greitai prisistato. Ten, kadangi važiuoja kilometrų daug, ne tiek ir mažai, keliasdešimt gaunasi. Nesigauna, gal 10-15 toksai. Tai jeigu dar atvažiuojant į kaimą pasieniečių mašina nestovi, tai jau grįžtant visada stovi. Taip, kad jie vis tiek žiūri, iš principo būtų gerai pranešti, bet jeigu lankomasi muziejuje ir muziejuje informuojam, kad bus grupė, tai tada jie patys praneša, nes tai pasienio zona. Vis tik tai mane, pavyzdžiui, su turistų yra sustabdę jau netgi ne tam kaime, o dokumentus patikrinę jau važiuojant kitų kelių toliau jau, bet vis dar pasienio zona buvo. Tai tokių vienas dalykas įdomu, kitas yra galima iš karto tariantis iki muziejų susitarti, kad ir bažnyčią parodytų, nes jinai seniausiai yra regione, bet kaip atrodo tokia bažnyčia, kaip atrodo altorius, ne altorius, bet pas juos yra ikonostazas ir yra kapinės jau šalia vieno šventojo kapas, dabar atkurtas, vėl antkapis pastatyta ir visa kita, aišku, palaikų kaip ir nėra, nes raudonarmiečiai netgi išsprogdino kapą. Bet čia vien tai atrodo absoliučiai barbariška ir nesuvokiama, kad eina iki to, kad kapus sprogdinti. Bet, taip sakant, liūdnos ten tos istorijos kai kurios. Ir čia, tas seniau, iš tikrųjų važiuojant iš Verską į Sacę mes arba atvirkščiai, žiūrint, kaip jau maršrutas susidėlioja per Sacę, Batą pervažiuojam. Aišku, aplinkui Google'as labai šaukia nepatenkintas ir siūlo važiuoti aplinkui, yra kelias 20 km, tai jau reikia tiesiog netikėti. Ir žinoti, kad vienoje vietoje, kad jau pasuksi į kairę link Verskos ir nuvažiuosi, tai ten tikrai neužstriksi. Tai tas Sacė Batas, jis žemėlapį tiesiog atrodo kaip numestas batas. Negalima sustoti, negalima išlipti. Mašina kirsti galima, dviračių, mano žinom, nelabai. Bet būna kartais, jeigu kokie ten grybautojai sugeba, nors aš nelabai žinau, kaip jie sugeba įblūdyti, nes ten vis tik yra normaliai dabar sienagi. Tai tada jau tenka bendrauti su pasieniečiais ir gali tekti ilgokai bendrauti, jeigu tai Rusijos bus pasieniečiai. Ilgą laiką neleido to kelio tvarkyti, nes tai vis tik Rusijos teritorija, nors tokia, absoliučiai nelogiška, absoliučiai. Tarp dviejų Estijos kaimų einantis kelias ir staiga 900 metrų ir dar 70 metrų priklauso Rusijai. Ir bandė estai išsiderėti, kad tą kelią pilnai jau priskirto Estijai, kažkur kitur siūlė miško gabalus dar. Rusija nesutinka, nes tai yra dar vienas būdas tiesiog panervinti. Tai eilę metų, pavyzdžiui, nedavė leidimo taisyti kelio. Ir ten buvo tikrai žiauriai baisus kelias, žvyrkelis, bet toks baisus. Ten žiemą buvo geriausia važiuoti, visų pavasarį, rudenį, tai gal geriau nevažiuoti, bet dabar sugebėjau išasfaltuoti, aišku, turėjo laikytis Rusijos taisyklių, bet tai jau važiuojant būna papasakoti, kuo skiriasi. Ir kaip manot, kuo skiriasi kelias Rusijoje ir Europos Sąjungoje, bet jums klausimus pagalvokit. Toj atsakymą paklausim. Ir jie dabar sugebėjo išasfaltuoti, bet, sakau, metais leidimo laukia. Nes, negalima išlipti, vadinasi, ir darbininkai negali dirbti. Tai kaip man? Ar žinot, kuo skiriasi kelias? Duobių mažiau. Čia tai kitas dalykas. Jo, dabar jau kai sutvarkė, tai ten, beje, tam regione yra nemažai žvyrkelių. Tai reikia turėti omeny. Ne visi vairuotojai nori važiuoti autobusu. Ne, tikrai, nes kažkaip niekada nepagalvota. Ne, tai nėra griovių palei kelią. Nes pagal Europos standartus šalia kelio turi būti tie grioviai, vandeniai surinkti, melioracijos grioviai. Pagal Rusijos ne. Ir tas gabaliukas, jie neturi tų griovių. Taip, kad įvažiuoja, akivaizdu, kad jis į Rusiją, tik tai ne visi iškart pastebi.
Tai va, visos nereikia, tai va toksai truputuką pakutenimas, ten patartina yra persijungti arba išsijungti duomenis, tiksliau, nes permeta į Rusijos tinklą mobilų telefoną. Tai taip, viso gero, Raimundai. Ir tai va, toks įdomi vieta, iš tikrųjų, tarp Persk ir Sacija įdomi, bet aš esu turėjusi grupę, kuriem, kai bandžiau tikinti, pasakyti, papasakoti, kad čia tikrai nepavojinga. Ypač, kai karas prasidėjo, manęs iškart klausė, turėjo grupės, ar sako, nebus pavojinga. Tai pasiklausiau vietinių, ne, sako, kai pažinėjom, tai pažinėjom. Bet ten grupėje kažkas buvo iš savivaldybės narių, iš ką, ir man buvo pasakyta, kad net nepasakok ir tikrai nevažiuosim. Gerai, ką darysi, nors aš manau vis tik, kad tai nėra pavojinga, tai yra naudojamas estų kelias tarp dviejų kaimų. Tai va. Ir čia pats muziejus, buvusi mokykla, jie padarė ką, matot, valstybės sienos postą. Ir va toliau tą, kad jau neiti, čia 30 metrų liko. Paprašė pasieniečių įkasti stulpą muziejaus kieme. Ir kai jau mato ypač ten vaikų, dar va čia siena, galit nueiti nusifotografuoti, nes visiems kažkada reikia tą stulpą apsikabinti. Tai va buvo muziejaus su pasieniečiais sprendimas iš esmės apgauti žmonės, kad jau čia siena, va eikit ir fotografuokitės, nes prie realios sienos, prie stulpo prieiti negalima, yra 30 metrų apsauginė zona. Tai čia, sakyčiau, labai puikus sprendimas ir nuotrauką visi turi ir pasieniečiam reikia važinėti, aiškintis. Ir va, ir čia pati bažnyčia kaip atrodo. Sacijos. Obenica, man labai šiaip patinka, kaip sakau, kultūros koncentratas, nors ten žmonių šiuo metu 154 rašo, kad gyvena. Ir čia vienas išimtis, jame prieš kelis metus žiūrėjau skaičius, apie 20 žmonių plus yra, o ne minus. Nes dabar viena jauna šeima sutvarkė buvusią mokyklą brūkšnelis bažnyčią, kas buvo visiškai išskirtinis dalykas ir aišku, sovietai privertė bažnyčią uždaryti, nes negali būti ir mokykla, ir bažnyčia viena vieta, bet dabar iš viso mokyklos nebėra kaime, uždaryta yra. Ir kaimelio bažnyčia, tuo metu veikia dar nuo 19 amžiaus pabaigos ir jie sugebėjo per visą sovietmečio gudumą Stalino laiku pasistatyti bažnyčią, kai jau jom nebeleido naudoti tos, kuri buvo kartu su mokykla, 52-aisiais pašventina. Ir tuo pačiu, ta Mykse, kur aš minėjau truputį anksčiau kaimą, kur yra tas Janikybė arba Jono akmuo, ir kitoje pusėje yra bažnyčia, jinai pastatyta 53-ais. Bet kadangi panašiu metu statė 2 bažnyčias ir galvojo, kad iš valdžios jau sovietų nesugebės niekaip, kad jau 2 statyti, tai vieni kitiem netgi kenkė. Ir ten, irgi toksai truputį, kad bendruomenės, kad jau čia mano projektas ir planas ir svarbiausias ir mums čia labiau reikia, o jūs nedarykit. Bet vis tik sugebėjo tarp visų uždaromų 2 pastatyti ir pašventinti. Aišku, pilnai jų, aišku, ir KGB persekiojimą atlaikė ir viską pastarį vis tiek padarė. Bet aišku, patys žmonės tai kaip paramų. Ir tokio dalykas. Ir yra kapinės, aišku, šalia bažnyčios dabar jau tokio, ir yra pilkapių, išmanoma, kad iš šiaurės karo laikų. Tai Obenicoje, dėl ko sakau, kad tas visas kultūros koncentratas, jeigu nelabai yra laiko kažkur daugiau, tai Vaselino pilis Obenica dar pilsa ir važiuoja į Tartu. Pavyzdžiui, nakvynė yra Tartu, o ne tenais. Tai dėl to, kad ir pavalgyti galima ir tikrai gamina pagal šeimos receptus ir tų įdomių šiupininių sriubų ir kitų dalykų. Ten krosnyje kepta bulvių košė, super, nelabai kur gausi. Ir Seto muziejus yra padalinys, jie labiau į tautinį kostiumą orientuojasi, turint laiko ir noro ir nedidelę baisiai grupę. Ten, pavyzdžiui, gali demonstraciją parodyti, kaip yra Seto kostiumas, kaip jį aprengti kažką, tai aprengti, papasakoti viską, kaip jau ten vyksta. Tai ten tokia irgi kita dar truputį tema yra Obenicos muziejai. Šalia yra Česon
muziejai yra raktas, bet būna atidaryta, arba galima paprašyti muziejas, kad atidarytų, kai jau dirba. Ir yra Seto galerija, kur yra ir šiek tiek ir suvenyrų, galima jų įsigyti. Jų, pavyzdžiui, vienas tradicinių būdų medžiagų marginimo yra štampavimas su mediniais tokiais štampais pasidarytais. Tai labai norint ir turint laiko ir besidomint jau giliau kultūrą, tai ten kokį maišelį galima susištampuoti, pasidaryti pagal save, kokiais ten raštais išpuošti. Taip kad man labai patinka iš tikrųjų Obinise, viskas vienoje vietoje, nuo vieno per gatvę pavaikščiai ir iki muziejaus 500 metrų iki Česon ir viską matai. Ir dabar dar bus tas naujas traukos centras, jau mano žiniom baiginėja, būtent ten dar viena kavinė turėtų atsidaryti ir kiek žinau, svečių namai. Ir tokia, bet jauna šeima sugalvoja restauruoti tą seną mokyklą. Ten jų niekas irgi iš pradžių žiūrėjo ta prasme. Bet sugebėjo ir sugebėjo padaryti. Ir tai va, tokia yra Obinica. O Julija Kauks ir Eva Rycer, su jais galima atskirai sutarti valandos susitikimą. Aš paprastai darau siurprizą, bet tai čia tegul lieka kai kas ir mano unikalus dalykas, ką aš jau kaip pati vežu grupę per Svetlana, kad būtų siurprizas, jeigu atvažiuosit. Nenorim išduoti. Ne visada, nes ne visada išeina. Bet jie mielai ir papasakoja, ir padainuoja, ir instrumentai, ir kitus dalykus. Tai toks. Ir Eva Rycer, kadangi yra menininkas, jisai gamina tuos papuošalus iš sidabro, segės, tai parodo, ką turi. Tai tokių irgi įdomu visai. Kaip sakau, tegul patys setai apie save ir pasakoja. Ir šiek tiek, čia jo gaminti papuošalai yra tas segės didelės, kurios per visą krūtinę, tokios jau yra tradicinė kostiumo dalis. Tik ištekėję moterys nešioja ir pagal juos laikoma, kad tas, tokia kaip piramidė, truputį kūgis, jisai padeda koncentruoti energiją. Kad ištekėjusiai moteriai reikia daug energijos šeimai, saviem ir kad neišsibarstytų išorę, tai padedantis koncentruoti energiją daiktus pagal juos. Ir visos dabar vėliavo aikštėnės, kai buvo kultūros sostinė, tai čia yra visų finougrų tautų vėliavos. Tai labai norint galima žaisti žaidimą, ar žinot, jau nesakyčiau, ar žinot, kurios tautos kokią vėliavą, nes tikrai manau ne. Bet iš viso, pavyzdžiui, Marijai, ar Mansi, ar ten Mokša, didžioji dalis jų yra apie 20, bet mes nesam girdėję. Tai apie jas finougrų tautas labai gera ekspozicija yra Estijos nacionalinėme muziejuje. Ją verta apžiūrėti. Ir čia bažnytėlės tos. Obinica truputį didesnė, Myksė truputį mažesnė, bet, kaip sakiau, sugebėjo. Ir turi pastatę būtent stalinizmo laikais. Ir Pijusą formaliai nebe Setoma, nes jau ten pervažiai per vieną kelią, geležinkelį ir viskas, bet kadangi 4 kilometrai nuo Obinicos ir ten visai įdomu, tai verta, ypač, pavyzdžiui, vaikam, bet nebūtinai ne tik vaikam yra. Tai ten buvo tiesiog kasamas kvarcinis smėlis ir tuo metu, kadangi pradėta dar tarpukariu, rankiniu būdu dar nebuvo tiesiog technikos. Tai yra vos ne 10 metrų aukščio tokios kolonos paliktos iš to smėlio kvarco ir tą naudojo 4 fabrikai. Paskui atsirado, aišku, truputį automazizacija, geležinkelis buvo nutiestas ir ten tie vagonėliai, bet dažniausiai į vagonėlius kraudavo moterys, kasė, aišku, vyrai, nes laikoma buvo sunkiu ir pavojingu darbu, nes nelabai aišku, kada ten tavo ant galvos gali užkristi to smėlio. Dabar ten lankytojų centras veikia ir galima pamatyti, aišku, bet tik su gidu ir tik yra sutvirtinta dalis šiek tiek, bet pilnai vaikščioti neleidžiama. O žiemą, pavasarį taip neleidžia dėl to, kad ten žiemoja šikšnosparniai. Ir kadangi tai yra gausiausia kolonija, iš 3 šalių suskrenda draugiškai visi į vieną vietą, tai jinai yra saugoma, aišku, teritorija, apie 4500 šikšnosparnių. Ten jau tik mokslininkai vaikšto. Ir karts nuo karto Tartu universiteto geologai patikrina urvų būklę, kad ar ir mokslininkai gali toliau vaikščioti, nes
manoma, kad gali įgriūti, ta grėsmė yra visą laiką. Ir labai gražus pušynas virš, iš principo vaikštant po jį niekaip nesuprasi, kad po kojom tuščia. Tik viena kita įgriuva radus galiu susivokti. Tai didžiausia įgriuva yra aptverta, kitos nelabai, bet ir geriau ten nelysti, sakant. O vasarą atvyksta traukinys ir vasarą ten būna, bet ne tik vasarą, ten yra ir keramikos dirbtuvės, kad dabar tokie menininkai įsikūrė šalia to stoty, tai visai irgi įdomių dalykų turi. O grybų ir uogų irgi daug. Tai va. Ir pats jau informacijos centras ar lankytojų centras, jisai primena šikšnosparnį, bet čia iš viršaus reikia žiūrėti, tokia urvai, nuo tolyn matosi, tai galima nulipti per porą tų kolonų, sakykime, jau stulpų žemyn, bet ten matosi ir ten jau šalta, ten jau jaučiasi, kad šalčiau. Ir, kaip atrodo, ten tas yra nuotraukų šiek tiek, smėliukas toks labai minkštas ir šalia tas jau paskui buvo kasta, kai pradėjo ekskavatoriais, atviruoju būdu buvo žvyras kastas ir čia visur kalvose yra daugybė žvyro, bet šiuo metu nebeeksploatuojama, bent jau šitie karjerai. Tai čia likęs toksai, bent jau vaikai tai greičiau apačioje atsiduria, negu kas nors spėja sureaguoti. Ir pačiam lankytojų centre yra viena iš pramogų, kad gali pats susipilstyti iš spalvoto, nes ten gal 15 spalvų smėlis yra jau atskirai galima parinkinėti tokį stiklinį buteliuką, susipilstai, susisloksniuoji smėlį jau kaip pats nori, arba nusipirkti jau supilstytą kaip suvenyrą. Tai čia toks, arba pačiam pamedituoti, arba jau pažiūrėti, tai toks dar išskirtinis truputį dalykas. O apačioje rado ten tokie nedideli kaip balos, net tvenkinukai, tai ten rado tritonų ir salamanų. Ne, tritonų. Tai saugo dabar tas balas. Ir Vascelina irgi formaliai nesetoma teritorija, betgi nesetoma ir pastatyta Tartu vyskupo ir Livonijos ordino susitarimu 1342. Ir Irboska pastatė šiek tiek anksčiau. Ir yra tie griuvėsiai, bokštas vienas gana nemažai, kiti mažiau išlikę, bet vis tik yra. Ir buvo šalia dvaras, ir to dvaro pastatuose yra įkurtas viduramžių centras. Ten labai fainas, kaip vadinamas jau šeimininkas, direktoriumi jisai savęs nevadina, bet jau kaip to viduramžių centro, tai jis rusų kalba veda ekskursijas, tokias labai ironiškas, sušaipant, bet apie tos viduramžius, taip papasakoja, kad visi atsimena, kaip ten tas buvo gyvenimas, pradedant nuo tualetų visokių rūšių ir dalykų ir taip toliau. Tai ten verta visai apsilankyti. Ir būtent su juo, yra dar kita Latvija, kuri pasakoja, irgi gana įdomi, bet aš manau, kad Ivar, vis tiek, jeigu tik tai gali, tai reikia su juo eiti. Ir šalia dabar pastatė piligrimų centrą. Iš tikrųjų, jis tai labai mažai žino, kad čia yra piligriminis centras, vienas svarbesnių. Jame labai ilgą duodavo indulgenciją viduramžiais metai ir diena, man atrodo, buvo viena ilgiausių indulgencijų suteikiamų už apsilankymą. Jau ir Vascelinoje ir pats stebuklas įvykęs 14 amžiaus vidury, tai jie turi raštą ir kopiją suradę iš Vatikano to patvirtinto, kad popiežius patvirtino. Tai čia, kaip sakot, nori tikėkit, nori ne, bet laikoma kad turi patvirtintą stebuklo vietą. Ir piligrimų centre galima ir nakvoti, jie turi atskiras programas, galima ir pasijusti kaip piligrimai, ir pavalgyti kaip piligrimai, tam pasijusti, tai aprengia ten tais tokiais apsiaustais ir pavaikščioti, ten gal 4 kilometrai takas padarytas, ir tokių įvairiai tokių programų, ir su maisto, ir su kitais, tai irgi tiesiog, jeigu yra tik tai noro ar laiko, ir norinčių mokėti už papildomas pramogas, tai čia tikrai labai irgi įdomi vieta. Ir tai šiek tiek čia tas bokštas, į kurį galima įlipti, jame beje bitės
gyvena, medų neša, bet sakė, jeigu siela tyra, tai bitės negeria. Ir čia piligrimų centras toks šalia pristatytas, šiuolaikinis jau. Ir aišku, pačioje setomoje jau tas klausimai, ypač su grupė, yra, kur valgyti ir kur miegoti, ar ne? Tai vienas yra, jau minėjau, Satačaimaja, bet yra dar kavinė vandens parke nėra tokia didelė, sanatorijoje pakankamai didelė, tai aš esu grupėm, ten kaip turėjau apie 50 tiesiog sanatorijoje užsakysi, ten tada bufeto tokio arba švediško stalo, tipo, kaip kam labiau patinka koks pavadinimas, galima pavalgyti visai neblogai ir sanatorijoje, net ir nenakvojant ir nebūnant tenai. Setome šiaip irgi labai skaniai ir nebrangiai maitina. Ir ten jau prie uosto, prie upės, ten tiesiog graži labai vieta. Obenis, tai Tarka Taro, čia mano pagrindiniai partneriai. Ir yra dar Magikono, tai jie tik su užsakymais, Vascelina. Vienu metu bent jau pernai nelabai veikia ten restoranas, gal dabar vėl įsivažiuos truputį daugiau, bet irgi tik išankstiniai užsakymai. Dar netaip toli yra Andrė Pėdo Ožkų sūrio kavinė, yra tiesiog Andrė Pėdo yra farma viena. Tai ten jau lankyti irgi galima ir ožkytės ir visa kita, bet jis truputį iš šono yra. Ir paskui Setoma, turizmo jau tokia kaip turizmo ūkis, bet irgi reikia. Jis ten gana daug renginių vyksta ir seniau dar priimdavo grupės ir nakvoti, bet dabar daugiau buvo susirentavę į renginius įvairiausias, tai nebūtinai galima patekti. Ir jau Mikita Maja, čia jau iš Tarto pusės važiuojant arba link Tarto nuo Verskos, galima susitarti su Inara, tai jinai daro ir tas dirbtuvės jau koldūnų gaminimą, bet galima tiesiog bent jau pas ją geriausiai yra koldūnai. Ir nakvynės, tai didelėm grupėm iš tikrųjų bėda. Jeigu norisi šitam regione likti, yra labai nedaug. Aišku, yra tokia visiškai nereikliem, kur ten po kelis su dviaukštėm lovom, ten po 8 ar po 10 buvo ir keletas tų yra mažesnių kambarių, tai Obenis Apuchkemaja. Bet tokių nereiklių grupių netiek ir daug, bent jau pas mane, kurie norėtų dviaukštėse lovos ir po 10, ten jie stovyklas, kai rengia, tai tada tinka vaikam. Tai vat kelios tik tai vietos yra, kur galima tilpti, o dar kelios yra mažesnės tokios vietos, tai čia turbūt pagrindinės toks, kad tam regione nelabai kur apsistosi daugiau, štai gaunas pravažiuoja. O šiaip arba Vairu, arba Pilvoje viešbutis, jeigu norisi kažkur netoli to likti regiono. Vairu šiaip mielas labai miestukas yra irgi, bet apie jį vėliau atkalbėsim kitam iš webinaro, kur bus apie miestukus. O šiaip Tartu. Pravažiuojam Setomą ir važiuojam į Tartu dažniausiai. Arba nuo Verskio bandom į vandens parką patekti. Bent jau aš su savo grupėm dažniausiai taip darau. Tai va. Tai tokia ta Setoma. Ar turit klausimų? Ar dar virškinsit informaciją? Klausimas būtų taip, tai keliai, va dabar kaip tik Google, kol pasakojot, ieškojau, žiūrėjau, sakykime vėlgi paskutiniai Vaselin, kaip čia dabar? Vascelina. Vascelina, Obenica ir Piusa, taip gaunasi? Taip. Aha, čia... Asfaltas visur, jokių problemų. Asfaltas. Žvyrkelis yra tik vienam nedideliam ruože, ten gaunasi gal 15 kilometrų. Jeigu važiuoti nuo Obenicos į Sacę, tai va ten gaunasi šiek tiek jau pasienyje, gal 15, gal 20 kilometrų irgi, ne ekstremalu, bet tai jeigu nusprendama į Sacę važiuoti, tai tada bus ir žvyrkelio.
Jeigu važiuoja, pavyzdžiui, tiesiai į Verską, tai galima važiuoti aplinkui, kaip minėjau, keliai yra ir tada išsiversti be žvyrkelių iš viso. Taip, šiaip keliai pakankamai geri. Estijoje. Aha, Vis ir tada Tartu, ne, aplankyti, bet Taip, aš dabar galvoju, taip. ir tada važiuoti į Tartu tokį daryti ir toliau niekur kažkur tai. Ne, tai čia yra visa diena, žmonės, kai išvažiuoja iš Lietuvos, sąlyginai anksti, sakykime, tą 4-5 ryto, tai jie va apie pusiaudienį būna, kažkokią pirmą būna susitinkam Buiro arba Valgoje, dar būna kartais sutinku, nu žiūrim, per kur atvažiuoja. Tai mes tam spėjame pravažiuoti Vasceliną, Obinicą, Vasceliną kartais Saciją įtraukiu, bet jau Saciją sunku, jeigu Tartu nakvojam. Tai iš esmės, va tas Obinicų, kadangi ten viskas yra vienoje vietoje, nu, tai ir pavalgom ir į Seto galeriją nueinam, kartais va Pijusą dar ir tada važiuojam į Tartu. Taip. Arba nakvynė tada Latvijoje, kur nors Alūksniai, kas čia gaunasi, jeigu. Arba nakvynė tenais, taip, ir tada galima prasukti viską ir važiuoti jau kitą į Tartu. Galima Vairų nakvoti. Vairų yra, va, irgi atvažiavęs toksai, jau pasiekė, ten ežerą turi, nu, iš anksto pasakosiu apie tą paskui daugiau, jie turi ežerą, turi va, tą tokį, labai ten gražu tiesiog pasivaikščioti, dar, bet aišku, mažas miestelis, nieko labai daug pramogų, tai ten nėra. Tai bet mes, sakau, dažniau būna, kad Verskoje tada nakvojam, nes ten jau vis tiek ant ežero kranto, tai jau kas nori gali nueiti dar pavaikščioti ir pabūti, jau toks pušynas gražus, viską, tai tas vandens parke, nu, tai irgi toks atsipalaiduoja po visos ilgos kelionės, tai šiaip labai gerai būna Verskos vandens parke arba sanatorijai. Toks, nu, logiškiausiai gal susidėlioja, kad jau kas atvažiuoja, kad dar mes, bet iš principo įmanoma pravažiuoti. Tai, bet aišku, tada nekabini Sacis, nekabinama Verska, jeigu nakvynė Tartu. Tai toks. Bet aišku, įmanoma, man yra buvę, sudarys ir atvirkščiai, kad jie atvažiuoja pirmą į Tartu, mes Tartu apžiūrėm, o paskui jau iš Tartu važiuojam į Setomą ir jie tada iš Vairo toliau suka į Latviją ir važiuoja namo. Galima ir taip padaryti. Yra keli variantai, bet didelėm grupėm daug vietų nėra. Ir kadangi dabar Pietų Estija kartu su Tartu yra Europos kultūros sostinė, visas regionas, tai vasaros savaitgaliam rasti grupę, kur apnakvydinti, yra tikrai sudėtinga jau dabar. Pavyzdžiui, viena gegužės pabaigoje grupė, bet jie iš viso nusprendė nakvoti Valmieroje. Bet jie iki Tartu tik atvažiuoja, pažiūrim ir nakvojam Valmierą. Ir paskui Latviją dar. Nes sakė, Tartu nerado nakvynės. Tai toks, jeigu norėsit, tai reikia iš anksto ieškoti. Arba vidurį savaitės, jeigu kas gali taip važiuoti. Tai čia bendra. Bet šiaip bendra yra problema su Tartu. Kad irgi nėra baisiai daug kur nakvoti. Nu, bet ten Pilvo, pavyzdžiui, galima, jeigu nevažiuoti iki Tartu, vis tiek yra dar 50 km skirtumas, tai Pilvo toks nedidelis miestelis, maždaug pusiakelį, taip Karskas ir Tartu, tai jie turi viešbutį ir tada jau iš ten, tarkime, Tajevos kojos dar atodangas nueiti į mišką, ten kelių kilometrų takas toks per Sengerę pasivaikščioti. Pažinai, įmanoma sudėlioti tą maršrutą atsižvelgiant į tai, kur kad daugiau tam regione likti. Yra ten tokie, aš nerašiau, yra tokių kaip sporto bazių, kaip kempingų, ta prasme, su tokia, kam tinka kempingai, kam tinka paprasta visai nakvynė kažkur, tai jų yra daugiau. Aš jau surašiau tokias, kur dažniau žmonės truputį komforto nori. Bet tokio kempingo tipo yra dar kelios vietos, kur turiu. Tai čia pagal poreikis. Nes domintų maždaug 35-40 žmonių, ir aišku, kad su pusryčiais būtų vienviečiai, dviviečiai kambariai, bet tai, kaip suprantu, šitam regione nelabai kažkas. Verska, vandens parkas arba sanatorija, arba Vairų viešbučiai, Vairų mieste. Ir dar yra ta Kirsi Talo, jeigu pavyksta ją Kirsi, aš rašiau, slaidose buvo, tai Kirsi Talo irgi ten jie daug gali apnakvydinti ir valgyti labai skaniai duoda.
Mes ten tik tai važiavau labiau vokiečiam ar kavos pertraukėlę dariau. Tai va ten sutiko su dainom, išlydėjo su dainom šeimininkį, ten tikrai labai šiaip smagu pabūti. Ir papasakoju, ten, aišku, istorinė tas ūkis, jos šeimos ir viską. Tai va dar viena vieta, va tokia, kur didesnė grupė telpa. Ir jinai maždaug per vidurį. Bet jinai va toks per vidurį maždaug, jinai prie Obenicos yra, nuo Obenicos gal 10 minučių kelio. Tai, o daugiau? Na, ten kaimai. Kaimai. Tokia. Kad ir kokia Dzūkija, sakykime, jeigu ne Alytuje, dar kur mažesnis, kur važiuojant, tai irgi nelabai kur apnakvydinsi. Net turbūt kokie Varėnai nepavyktų 40 žmonių nakvoti. Taip spėčiau. Varėna baseiną turi, bet 40 Turi. Nelabai. Nu, vat, Druskininkai artimiausias. Drusi. Nu, tai vat irgi, vat, mes turim Lietuvoj irgi regionų, kur vat, turi, kas būtų įdomu pravažiuoti, dar kažką Žemaitijos dalis regiono, bet nu, neapnakvydinsi, neapnakvydinsi žmonių. Tai čia setama šiek tiek panašiai. Nu, tai tos kelios vietos, arba vairo, arba va, tas kirsital, arba tada verską. Nes, nu, Obenicoj pačioj ta nakvynė tikrai ne visiems tinka su šitam dviaukščiam ir jie nemaitina, jie nedada pusryčių. Galima eiti per gatvę į Tarką susitarti dėl pusryčių. Tai va. Tai va toks tas regionas, bet šiaip pakankamai įdomus yra tokių vat vietų, kur kaip ten tau tradicijų, kaip papasakoti, man ten visai patinka. Tai, kas važiuoja, kad ir su viena nakvynė Tartu, bandau tikinti, kad, nu, jeigu viena nakvynė, kad nelėktų Tartu Taliną, nes nėra jokio tikslo, geriau va tokį pravažiuoti, pasižiūrėti. Tai va. Ar dar turit klausimų? Jeigu šiandien neturit, tai tada lauksiu jūsų šeštadienį. Nepamirškite į muziejų 11 valandą. Nepavyks, dėja, mane paėmė, Nebūsi? važiuoju su grupė į Druskininkus į Narcizus. O, na, nu, supratau, jau viskas sužydėjo. Bet tai Labai, įrašas bus. labai lauksiu įrašo. Aš ten- 11, ne? Kaip? Šeštadienį 11. Bet kadangi dabar muziejus pilnas parodų, visur viskas yra, ir surrealizmo dabar atidarė. Tai aš nežinau, kaip O Dieve, kaip įdomu. į tas 2 valandas, kaip tilpsi. Tai teks atvažiuoti, pažiūrėti. Nes aš dar į tą parodą dar pati eisiu pasižiūrėti, nes į pirmą kuratoriaus valandą nespėjau. Man ten persidengė dalykai, nespėjau nueiti. Dar pačia reikia nueiti pažiūrėti, ką jums pasakosiu. Tai tokia, nes dabar pilna ten realiai ir yra 4 parodos. Visi čia bus per tas 2 valandas, tai realiai gana trumpai kiekvieną iš jų. Tai teks įrašą, arba atvažiuosit į Tartu. Ir eisim į muziejų. Tai va, tai tada susitiksim dar šeštadienį, šį kartą neįprastai bus, prie mūsų dar keli žmonės prisijungs, aš šiandien prisiminiau, kad pareklamuoti reikėtų. Galite dar savo kolegom ir artimiesim paskleisti žinią, gal dar kas nori virtualiai bent pamatyti. Tai bus truputį daugiau žmonių ir tada iki. Gerų gėlynų ir gero pavasario. Bandysim tuos gėlynus, žydi ten pilnai. Tai smagu tada. Iki. Iki.